gerą dieną, gerą rytą, kaimiečiai ir visi kiti draugai. Nusimato šiandien vėl nuotykių. Esam ten pat, kur buvom praeitą savaitgalį. Kol kas esam Riley Beach, bet kelsime su laivuku į Krabę atgal. O ten jau žiūrėsim. Šiandien nusimato rimtesnis hikes, taip kad reikia judintis. Tikėkime, kad nelis diena. Orelis atrodo neblogs, lygtais debesiukai prasiskraidrė, ar kaip ten vadinasi. Homofobam vėlgi linkėjimai. Nuo ryto biškį prasilaipėjom laipčiukais. Kadangi buvau užsitraukęs žaliuzės užuolaidas, tai nesupratau, kiek valandų yra. Iki 8 praktiškai lovai pragulėjau. Galvau kokias 5. Gerai, dabar varom papusryčiauti kažką greitai, atsigerti kokį gėrimuką, kad taupyt laiką. Ir keliamės laivuku. Žiūrėjau, kokie tiltukai padaryti, kad jie galėtų daiti iki savo laivuko. Bambukų tiesiog prisikrovė. Šiandien bus rimtesnis žygis. Nevaikiškas, jau ten nežinau kiek kilometrų, bet neatsimenu, pasidomėsiu. Bet jau rimtesnis žygis, jau kojikės teks pamankštinti. Bet esu nusiteikęs, iš vis jokių problemų. Neišgazdins čia manęs tokie žygiai. Nėra Tailandė tokių žygių, kurie mane išgazdintų. Įtariu, kad galbūt nesveiks karštis šiandien eilinį kartą. Kur čia rasim, kur prisėst, pusryčiuką kokį įkirsti. Nes manau, kad laivukai irgi neplauks. Manau, kad čia pirmas laivukas atgal kokį 10 rytą. Tai dar valandą laiką turiu. Einam, vis tiek išsiaiškinsim. Nėra skirtumo man iš tikrųjų kelintą valandą. Svarbu, kad tik parplukdintų ir jo, daugiau nebesvarbu. Galim bet kelintą valandą pradėti mes tą žygį. Turim visą dieną. Pagrindinis planas šiandieno žygis. Dar kažką ten aplinkui pakeliausim, apžiūrinėsim teritoriją. Toks begarsis katinas. Vos nematoms plytelių kamufliažas. Vos neužmyniau, bet biškį daviau meilės ir varom toliau. Čia negerą turi. Turi klasikinį su kiaušiukais. Can I order? Yes. Can I have a cold latte? Cold latte? Yes, and for breakfast, let's see what is this one. Oh, this one, let's see. Okay. Yes, thank you. Kažką su kiaušiniu ir bulka. Standartiškai užsisakiau ir kavytės. Kasgi atvažiavo. Ar tik ne kavytė, žiūrėkit su gėlytė, tokia miela. Ragaujam. Panikos ataka, nerimo ataka. Kaip gerumą girdit su sasiskykėm, pusryčiukai klasika su džemiuku. Oi, su tuo kažkokiu užtepaliuku, sviestu. Pasiėmė tai. Tada perlenkim araunę, va, viskas. Kiaušiniuką. Pusryčiukai tiesiog. Opa. Kaip pas močiutė. Opa. Ir išaušą mėsą girdit. Opa. Kada tokį paskutinį kartą rovėt. Viskas įskaičiuota, tik tais tokie būna. Mėgautis reikia tokiais sumuštiniukais. Opa.
Opa. Oi, ble, bulkia žmogius, sorry, žmonės, sorry. Prašau. Nesentuk. Oi. Užpusryčiauta eilinį kartą. Čempiono pusryčiai baigti. Varom ieškot laivuką. Mačiau jau žmonės klausinėje, reikia nepraleisti. Hello, savadikam. When you go to Aonang? Soon. Kondėl. Kuopi? Oi, čia kapitonai sureguliuos. 48, okay. Open cap. Oi. Pasaka. Opa. Vasara. Kaip senykiai iki ausų. Skrebis tik judu. Grįžom į civilizaciją. Kam yra įdomu krabi? Kad krabi regione yra indai užvaldė viskas. Indų restoranai, kas yra labai gerai. Visokios kostiumų parduotuvės, batų, visokių padėlkių. Visur vien indai, visur. Aš jau kelinti metai, čia kelintą kartą atvarėsis galvoju, kodėl, kaip kas. Niekad neieškojau atsakymą. Gal yra koks tiesioginis skrydis iš Indijos čia, bet, nežinau žodžių, ne tik turistai čia yra indai. Labai daug, aišku, ir jų yra, bet ir vietiniai čia, kur grinai turi versliukus. Įdomiai. Niekur taip nesumatęs Tailandė, kad užvaldė indai. Nespėjau, girdit, pradėti žygiuoti. Jau kiaurai šlaps, varbu belia kaip. Į žygį su bačiukais eisim, nešuos ant kupros. Kažkur jau čia šalia mano viešbučių. Hello, good morning. Good morning, how are you? All good, thank you, perfect. And you? I'm good too, thank you so much. Reiks palikt pasą. Bet viskas gerai, šiaip nepatinka palikinėti man tos pasus. Net nelegalu, jau gal minėjau kažkuriam video, iš tikrųjų Lietuvoje savo pasą palikti kažkam yra. Kopiją gali palikti, kažką. Galiu babkių palikti, bet kadangi tam pačiam viešbučiukė apsistuosiu, ant eurą brangiau kainuoja motorikį išsinuomoti viešbutį negu kitur, tai čia bus daug patogiau. Taip, mano žvėris. Taip. Klasika, viskas. Ir su juo gerai paprasti iš viso. Echt, ledas. Oi, nes tokių puvėsių smirda. Nespėja išdžiūti, fui. Nu ne, ant viršaus dabar užvarysim. 1, opa. 2, opa. Let's go. 23 minutės kelio. Važiuojam, okei. Opa, veidrodėlius bent biškį, apsimeskim, kad mum įdomu, kas už mūsų yra. Koks P7-riuks! Jėt jau, su toks miels motoroleriuks. Vaikam padaryts atrodo.
vietinės gatvytės, nieko juose nėra. Biški tokiais. Visada smagu skrist su motoroleriuku. Pažiūrėkit, koks grožis. Koks grožis. Eik tu, koks išsišiepęs iki ausų. Žiūri maksimumą, kiek? Kiek šitim? 8? 9, beveik. Gerai, skrenda 80 žodžių yra. 90 limits, jau pradėjo drebėti visas. Vėlai buks, gal jį ten galim, bet kaip čia per tešlynus iki jo nueisi. Kas čia maudytis? Nu čia manau jau krokodilų yra šitoje upėje, jau anakondų, lizardų, tai tikrai. Nu jo, reik nemandravuoti, vaikai atsargiai. Kas čia, kažkokia šventykla? Kur čia įvažiavimas? Ai va, varom pažiūrėsim. Senai bebuvo, matyti šventiklikiai. Kalt. Su visą deramą pagarbą, buduliu, su visą deramą pagarbą. Kažkokie kareiviukai. O kokie puošnus, nu savo. Молодец, bachurasai esat. Kasgi čia? Aha. Lama kažkoks. Vėlgi veikėjas. Jeigu kam įdomu, tai va čia jisai. Gerai, su visą deramą pagarbą, vėlgi. Reiktų man susirasti tualetą, nes iš po kavytės. Safety first. Žiūrėkit. Buduliuks. Su visą deramą pagarbą. Koks grožis, eina savo. Važiuojam toliau. Kažkur čia esu miegojęs porą kartų prie jūros. Ai, čia esu netgi miegojęs, kur taksistai sėdž, tuoj parodysiu. Va, šitoj. Už mašinų čia nelabai matos. Esu čia kažkada pasistatęs palapinę pajūrį, galvojau, užmiegosiu prie jūros. Pakilo naktį jūros lygis iki pat palapinės, teko susirinkti visus daiktus, ateit čia, susigrūdau viską, sumėčiau, tiesiog čia išmiegojau. Pasaka negyvenims. Nieką nebūčiau keitęs, nes ant tiek lipa. Tik žiauriai karšta, bet tokia kaina. Alaus buteliukai roviau tais laikais dar, tai va. Nelabai suprantu, ar čia taip apsiniaukia, ar čia neapsiniaukia. Čia toks kažkas gali vykti. Duok Dieve, kad tik nepradėtų lyt, kai būsiu ant kalną. Nes ilg žygis, sakau, ilg žygis, čia visko gali būti, bet nenorėčiau. Nenorėčiau žygiuoti su šlapusiam per tuos tešlynus. Svarbiausia, kad nepradėtų lyt, kol mes žygiuosim. Nacionalinis parkas. Pirdą užrakinau, užgesinau. Viską susirinkau. Varom. Hello, saudikam. Turim biliečiuką į nacionalinį parką, bet prieš tai
Ilgai lauktą tulikiuką eina. Oi, kokia gera kokybė. Vėlgi egzistenciniai klausimai, vėlgi nieks neaišku, kas tas gyvenimas, kas aš esu, kas mes esame. Nėra atsakymų. Pati geriausia vieta filosofuoti yra ant puodo. Tada. Esam šitam nacionaliniam parke, jeigu kam įdomu. Jeigu neįdomu. Jei neklystu, tai čia koks 4 valandų hikes gal. Kas čia? Altoriuks. Aha, gyvenimus vert. Aha. Koks jaukus tiltukas, mažuliukas. Eina savo. Koks grožis. Ir nesveika drėgmė, žinokit. Grožis ir nesveika drėgmė. Lieja visą naktį, gamta yra tiesiog pritvinkus, vandens pritvinkus tiesiog. Ir toks šlapalas. Biški tokiais. Здорово, mažytė. Ką tu? Pabėga. Bet geras ženklas, pirms gyvūniuks buvo sutikta. Lizardulis. Drugelių daug matau skraidą. Odų, aišku, belekiek, kuriuos ignoruojam. Oi. Kasgi čia? Kliūtis kažkokios. Ok. Privirti medžiai. Lietaus sezonu manau, kad čia upė tenka. Dabar netgi matos išplauta. Kokia koma. Žiaurus karštis, žiaurus. Esu kiaurai. Eilinį kartą. Vienintelė frazė, kuri natūraliai iš mano burnos išeina. Nesibaigiantis kilims. Kliūtis. Nelabai matos, bet vaizdelį nesiveikia. 1 minute later. Eina savo. Tokia koma yra pasiekta per tokį trumpą laiką. Kaip žliaugia akis, bet kaip maikė. Nuo prakaitą. Varvo belekai per visus kalbus. Jau net nebegaliu su tą pačią maikę nuvalyti, nes per šlapį. Sugriuvęs kažkoks šiandien esu keistai. Gal dar neatsikėliau, nesuprantu, kas čia yra. O gal čia normalu, kas čia toks sugriuvęs jau esu, nes užpumpavau nevaikiškai be sustojimo čia. Gerą valandžikę gal kokia. Dabar lauk žiaurus ruožas, laiptai. Negali ilgai sėdėti, nes iš karto odai vanuoja. Turi pumpuoti. Vos painu. Nėra galo. Nesustuoti svarbiausia. Ir kad neužkristų kažkokie ant galvos sėklą. Ir nesustuoti svarbiausia. Eik tu savo. Vos neužkrito ant galvos. Tik pasakiau, nei tema, wow. Žiūrėkit, kas čia.
Tai reiškia, kad situacija tikrai rimties. Oi, tokie, kur reik taip pašokinėti. Dar vieni laiptai be pabaigos. Pradedu jau dvėjuoti savim šiandien. Oi, toks karštis, žinokit. Oi. Bet manau, aš jau neblogai užpumpavęs esu. Pusę gal. Bet jau, kaip tos vadinas, neblauzdas, leškas jau kaist. Oi. Oi. Kaip gera biškį panelipti nei viršų. Siaurėjai, takiukai siaurėjai. Labai gerai. Žiūrėkit, gražuoliai. Stūkso. Purpsi. Oh, yeah. Trukti iš vadžių vėl iš pradžių matau. Nesveiks aukštis. Kuo daugiau tokių, kuo daugiau. Kokia šaknė. Visur. Tokia koma ir negali sustoti, nes uodai taip subada. Keičias gamčikė, girdėt jau virš džiunklių pakilau, matos jau pagal gruntą, pagal akmenis, pagal medžius, daug šviesiau jau atsiveria vaizdelį. Gal per kamerą nelabai matos, bet aš jau matau uolas, olytės, panoramą. Let's go! Įkvėpims vėl apėmė. Pažiūrėkit, kokį jisai rudumą. Visi medžiai tokie, o tas tokia rudumą. Mažylį. Prasidėjo lietus, girdit. Eina savo. Nebus čia kur pasislėpt dabar. Po kokiu akmeniu. Ai, kaip negerai. Reiks spartinti žingsnį kažkur ieškoti. Eina savo. Ir taip jėgų nebeturiu. Dabar dar vieną iššūkį reikia įveikti. Šiaip jau taip kiaurai šlaps, bet tada kamera, batarkės, nu žodžiu, lensas, pats objektyvus, aprasuoja, sušlamp. Nebegaliu filmuoti, nu karočią. Eina savo. Dar į viršų. Kiek tai čia truks? Dar dabar slidu per tas tešlas. Vos. Palei garsą girdis, kad jau stipriau ly. 1 minute later. Niekas sklandžiai nebūna. Belia kaip ly, nesveikai. Bandau vis tiek judėti priekį. Proting žmogus jaučiu slieptos arba eito atgal. Bet nejustis
Varom iki galo. Jau kamera šlapė. Objektyvus šlaps. Taip kad vaizdo kokybė irgi bus prastesnė. Neturiu su kuo nušluostyti. Nes viską šlapė. Dar stipriau, eiktų. Matau uolą. Varom lyst po urvų kažkokiu, po akmeniu. Nieko nebus. Opa. Eik tu sau. Eik tu sau. Biški saugu. Pasakiška akimirka, hebrava. Bet taip, jeigu realistiškai šnekant, tai esu strigęs kažkur džiunglėse pusiaukeliai, sakykim, iki viršūnės. Į abi pusės po valandą minimum kelia. Taip, kad nėra pati geriausia situacija, bet jei esam gamčikiai, savanorių, strigę, gaivus, orelis, nu čia yra tobula. Jau pusvalanduko kokį sėdžiu, jau vėsų iš tikrųjų daros. Kartais biškiai primst, bet kartais nesveikai dundulius suvanoji. Neaišku dabar, ką čia daryti iš viso. Bandysiu dar biški laukti, bet jeigu nenustosiu, nu ką, teks pumpuoti viršų, blemba. Nieko nepadarysiu, žodžiu, gyvenims yra toks, kad negali visko kontroliuoti. Gali kontroliuoti tik savo reakciją. Prisimokęs esu visokių teorijų. Gal jau po biškį švintai, biškį. Kaip ir į pabaigą lietutis. Okei. Bet dundulis kaip vanuoja. Nežinau, čia visko gali būti. Čia gali būti audra, gali būti tsunamis. Čia. Nu, okei, rizikuojam, nežinau ką daryti, nebegaliu aš jau sėdėti, stovėti po tą uolą. Manau, kad mes įveikti šitą žygį, kad ir kaip bebūtų. Rimti reikalai čia, išlynai dabar. Griaustinį fonė, belia kaip, vanuoj, belia kaip. Dar vienas liūtis. Ar jūs girdit? Kokie tai šlynai? Man atrodo, ne pats protingiausias sprendimas įlipti ant kalną per griaustinį. Didesnis liktai šansas, kai įstrenks į kalną. Ojojoj. Nu, kas daugiau, jeigu ne aš.
tiesiai virš galvos čia vanuoju, žinokit. Kaip tokius čia reikia praeiti. Kampais eiti. Oi. Saugau batus, kiek įmanoma, nuo šikiaurų išlip. Oi, tu mačiau žaibą. Čia iš vis šalia. Eina savo. Dangus su žemė maišuose, girdit? Čia visur eit. Lipam aukščiau, čia atėjom iki kažkokios stotelės. Matom visus ant žemėlapio, visas viršūnės, bet nelabai kas matos, nes apniaukė yra. Pareik, nu, paduok. Eina savo. Eik tu, ten kokie žaibai. Pagrindė visi žaibai ten laukiam. Matot, kaip dangus burbuliuoja visas, mirg marga. Nu, laukiam to žaibūzą. Vai! Opa! Maladėt! Aš manau, kad čia artėjai, o taip va parein. Ne pats prodingiausias sprendimas stovėti ant kalną. Ant olos jaučiu per tokį orą. Varom dar aukščiau. Eik tu tas garsas, vis artėjai, vis arčiau galvos, vis arčiau ir tas debesis vis artėjai. Reikia ieškoti iš karto vietos, kur slėptis. Warning, gali nukristi. Pats galas. Slidu iš po lietaus, reikia labai atsargiai. Eina savo. Lietus lyja, bet jau nebėra skirtumo. Vėl tik tais problem su vandeniuku. Smirdžiu kaip žiauriai. Lietus nepadėjo, netgi nuplautos rūgšties. Davai, dundulį. Parodyk, ką nors. Cirkų kokių. Gal praein, gal iš tikrųjų eina į šitą kryptim ir gal praeis pro mane. Sunku pasakyti, ten sutemė visur. Ir o taip va, eina, gal pralenks mumis. Nes ten dabar žiauriai vanuoja. O Jezu.
iššūkis. Kasgi čia? Nekoks matomums, nes apsiniaukė. Sliduoka, galiu pasakyti, iš po lietaus. Aukštas nesveiks. Vaizdelis irgi. Ir garsas. Griaustinis vanoj nesveikai. Didelis šansas, kad čia mane nubakint žaibs. Žiūrėkit, danger zone. No entry. Kodėl? Važiuojam, žiūrėkit, tarp. Eik, čia kaip slidu. Eik, čia koks žiūrus, skardis. Ir kaip slidu. Eik, tu nu. What the hell? Dreb kojas net. Wow. Kažkas nerealaus. Visas tas vėjas, tas lietus, toks gaiva. Pačilinau, pasėdėjau, pasidairiau, pasigrožėjau, pameditavau, ko tik nepridariau, griaustinę prisiklausiau, lietui nusiprausiau, kojikės baisiai užpumpavau, o dabar metas varyti į apačią. Let's go. Eita. Balikin dabar pašokinėdams, pizu į apačią. Norėjau sakyti, kad neskubėsiu, bet žinot, gravitacija vėlgi mane užvaldo ir nebegaliu sustoti ir prigaunu save vos nebėgantį. Šiek tiek nuvertinu. Manau, bus šiek tiek sunkiau į apačią leistis, negu kad tikėjausi, nes labai slidu, labai daug balų, tai tenka išvenginėti, šokinėti, apeidinėti, perlipinėti, žodžiu. Kaip jums tokie skilsai? Kartais nebegaliu sustoti. Reik mokėti laviruoti tarp tokių. Tamsoka taip džiunglėse. Bet dabar vėsu, taip gera. Einu ir kaifuoju, einu taip, va. Milžinai stūksavo tokie pirškiukai. Bet šiaip, žiūrėkit į gamtą. Tikrai stulbinančiai tiesiog atrodo, pasarkiškai, fantastiškai. Tokie medžiai. Tokios tankios ir pripildytas tuo šlapumą yra. Mažylį. Gera, čia gera, slaidą įroviau. Nu, prasideda.
čia taip dabar visą kelią jau gan tiesiai. Vėl dabar jau ją pačią leistis pradėsim. Taip labai atsargiai. Dabar yra iš tikrųjų atvirkščiai. Lietus jau nustoja lyt, bet kadangi esam džiunglėse, tai nuo medžių lapų vis dar ly. Keičias gamta, keičia tie paparčiai. Prasideda. Manau, kad esu jau pusiaukelį. Žinau, kad čia sunkus ruožas dabar bus, atsimenu. Let's go! Ką aš esu vaiks? Sakau, man ant tiek ransto gėlė, tiek džiaugsmą. Žiūrėkit, kokį radau sieką. Kaip burgeris, arba kas čia tokia kriauklė. O. Siurprizas viduj, va tokį. Eik tu savo. Ne į temą visiškai. Lygtais dar mažai esu užpumpavęs. Viskas, jau girdžiu šniokščiant vandeniuką. Tuoj nusileisim į apačią praustis. Okay. Jo, čia biškai didesnė bala, tai va čia galim ir išsimaudyti. Žiūrėkit, koks grožis gamtos. Pasiklausykit, koks gamtos grožis. Eik tu savo. Gamčikė tai 10 iš 10. Peliuk čiurliam, čiurliam. Pasaka. 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 Išsiskalbiau viską, išsiploviau. Vėl iš karto užsidėjau ant savęs, kiaurai šlapsiu, bet bent jau nebe taip smirdžiau. Gal biškai, kol važiuosiu su motorike, prapūs, pėdutės išbrinkusios, biškai skaudu eit dabar, bet ant tiek susmirdė yra batai su tokie, kaip jis vadinas, sušutė, negaliu dėtis net. Viskas. Vo, babababam. Žvėris mano stūksa. Neblok šiaip visai. Tik anėin iš vis vargšas. Nenorėčiau jau tokią dažniau vairuoti. Išsisausinau kamerą, nes nežinau, iš tikrųjų mačiau, kad mikrofonas žiauriai buvo šlapsti, gali būti, kad blogai besigirdėsiu, bet realybė yra realybė, nieką nežinau, nemoku patikrinti, negaliu gal net patikrinti. Ausis pilnas vandens, žodžiu, varau su drabušiukais, gal biškai prasausies, kol važiuosiu ir varom atsigerti kokį nors gerimuką, nes esu žiauriai ištroškęs. Vėsuoka, taip galiu pasakyti, kiaurai šlapsi. Ai, visą laiką galvojau, kad filmavau, bet nefilmavau. Žodžiu, sustojau prie gatvės kažkur kavinukį, gal turės kokosiuką išgerti. Arba kažkokį tokį, kas čia yra. Passion fruit smoothie, girdit? Rūgštus turėtų būti, važiuoju. Can I have a passion fruit smoothie? Yes. Biškai prisėdau, pačilinti. Atvažiavo lauktai, nelauktai. Ponas pasifloras. Cukriuką kiek privanuoja.
Kiek valandų dabar yra 3:30, o girdit, grįšiu, bus 4. Bus 4, ką tada jau reikia valgyti varyti? Gerai, varysim prisitukinti viešbučiuką, čirim-pirim ir valgyti. Mažai nuotik iš tikrųjų, ne? Aš nesitikėjau, kad čia taip ilgai užtruks tas lietus, ten reikėjo laukti. Galvau, da kažkur gal uci-puci, bet... Oi, vėsoka galiu pasakyti, čia visas kiaurai šlaps. Kur visi atrodo, kad apokalipsė kokia, nėra žmonių. Oi, buvo išsikrovus kamerą, čia filmavau, bet nieką nenufilmavau, žodžiu, viskas, grįžau į pajūrį savo Aonangą. Varom iki viešbučiuką prisitukinti. Kaip atrodo kambariulis, einam apžiūrėti. O, karališki apartamentai. Baltos sienos. Dušiuks. O, jetu. Tulikiuks. Kriauklikė. Pakaba. O, jetu. Ir... O, what the fuck. Oi, kaip gera. Bet nėra laiko. Dabar paguliu kokiam 30 sekundžių. Einu į dušą, reikia krautis dalykus, visokius batarkės, susižiūrėti, išsidžiovinti, persirengti, susižiūrėti kitus drabužius, susidžiauti drabužius, išsiplauti kojines, taririm, nu žodžiu, čia nebesvarbu. Bet tokių va minimisikių reikia pridaryti ir tada varysim vakarieniauti, pažiūrėti saulėlydžiuką, jeigu bus šiais toks, ir jo, varysim į... Nusiprausiau kaip bosas, dabaigto, iš karto atsigavau tiek, tai reikėjo, žodžiu, nusiprausimą. Su šampūnu, su muiliuku, dančiukus išsiplaut, nu žodžiu, dabar kai karalius, kai naujas. Kas čia dabar girdžiu griaustinį, girdžiu lietų nejaugi. O girdit, tik grįžau. Kaip saka, dievuliuks 2 kartus nenuplauna. Užteka vieną. Žiūrėjau. Radau, čia katiniukų, varau pažiūrėti, ką jie gera. Dabar per lietų varyti, bet dėl katiniukų ko nepadarysi. Eik, tu žaibuoji. Dundulis. Oi. Žvirbliuok, mano patinėjai. Tas karališkas. Gerai, čilinki toliau. Kaip dundulis vanuoja, nu. 1, 2, 3. Eik, tu mačiau kokį žaibą. Va. Čia šitą žaibą garsas buvo. Aš tik neįsivaizduoju, ar per kamerą girdis tas dundulis, nes kaip vanuoju. Čia mano drabužiai tai niekada neišgirs.
garsas, ar jums girdis? Ką? Oi. Nu, nežinau, ką čia darysim, ar tik neteks traukti patrankų ir... Visko gali būti, hebra, visko gali būti, iš tikrųjų, nežinau. 1 hour later. What the hell, girdit? Valandą laiką jau praėjom, žiauriai vanuoju, žiauriai. Viskas kes. Jau kaip ir norėčiau eiti, iš tikrųjų, bet kur tu čia eisi, tu čia nupūs mane, nunešu pelį. Laukiam. Manau, kad neužilga praeis, čia neįmanoma, kad ne lietaus sezonų taip lytų ilgai. Čia 15 dar koks minučių. Ble, čia šalia kažkur vanuoju. Metas varyti, valgyti. Surengiau šlapius drabužius, nes gaila vėl sušlaps. Nes lietus vis dar lyja. Bet pasiskolinau skėtį. Taip, kad manau, mes esam beveik saugus. Netgi, taip sakyčiau, vėsuoka, girdit. Tie šlapi drabužiai ištriūsi, kai net į tie šlapi. Batų net nesidėjau, aš visą susmirdė, sudusė. Vaisiukų visokiausių. Turgiukai, maiščiukai. Askarikės, kujikės. Nieko man nereik, man tik tais maišą reik. Tuo neperšlampam, jeigu jį rasiu, nusipirksiu. Bet greičiausiai, kad turgui čia bus jie 2 kart brangesnį, negu aš nusipirkčiau parduotuvį. Taip, kad nelabai verta. Bet man tokia reiktų maišą, bet tokia, kokią man reik, grinai ir neturi jie. 10 litrų, va tokia, va grinai, va tokia. Sorry, hello? How much is this 10 liter bag? Okay, I'll take it. Yes, please, thank you. Thank you, žinokit, dėrėtis iškart pasiėmiau. Thank you very much, thank you. Okay, thank you. Gerai, va, turiu, iškart galiu įsidėti daiktus. Visą geras, kiek. Bet kaip su kupriniuku zepa. Pasižiūrėkit. Kokį mėnesį laiką svajoju. Ir pagaliau sau leidau įsigyti. Tu pasak. Retai aš jau kažką perku. Bet čia jau tikrai reikalinks, nes, pavyzdžiui, šiandien viskas yra mano sušlapė, o būtų viskas buvę sausa. Batarkės, rankšluostis, ten maikė, kokia papildoma, dar kažką. O dabar tiesiog viskas buvo grėžiama, vis dar yra iš tikrųjų. Karališkai, girdit. Karališkai vėl. Vėl karališkai. Tokia yra realybė. Krabis iš tikrųjų turi tokią, kad po kairę karališkai visiškai koks prabangus viešbutis ir po dešinę visiškai bakūžė šiukšlins. Šiukšlins nesveiks, kokias trojkės, toks keis vaibelis čia yra toks. Bet patink man. Ir dar tie indai priduota žavisi, gal dėl to čia ir yra pusiau apgriuvę viskas. Nu jo, ką tik dabar, gal man čia tik daja. Vandeniuk žiauriai šils, bet su saulė prastokai. Manau, kad jinai ten kažkur per daug apsiniaukė. Ir vandeniuk toks ruts. Kadangi saulėlydžio nebus, galim varyti, kuo labiausiai laukiu, užkrims. Man tik reikėjo patvirtinimą, kad taip, saulėlydžio tikrai nebus. Pandžiabi man iš karto tinka. Užeinam. Atvažiavo pirms patiekaliuks. Siriubikė kažkokia vietinė, girdi, čia visko gali būti.
Nieks neaišku. Jau už kvapiukų žodžiu, kad tokia žiauriai karšta žodžiu, reik laukti. Nespėjo girdite atšalti sriubikė, dar net nespėjau paragauti. Jau parvažiavo mano palat panirs ir aišku bulka. Bulka aišku iš karto važiuoja. Cheese naan. Sriubikė yra nice. Kitokia konsistencija duomai. Bet šiaip nice. Pavat panir, žalesis jovals, kitaip paprastai kaimiečiam vadinam. Špinatai ir sūris. Jami, maitami buvo priritinta, galiu pasakyti, iki pilnumos. Bet toj pasijutinu, aš pasilipau vis tiek biški vietos ant desertą ir ant kokią gerimuką. Hello, can we have passion fruit juice? Yeah. Thank you. Taip, sulčikių pasiėmiau, vėl atgal prie jūros, pizu, ramiai atsisėsim, paukšt patranka. Pupt. Ir tada jau manau, kad laiks greičiau prabėgs, nes turiu valandą laiką. Ir šiaip dar ten, kol prasidėjęs, jaučiu tą kokį pusantros realiai turiu. Aš kaip visada per anksti įsiruošiu. Čia vyks. Matau, kad čia ne vienas, aš va girdi patrankas esu užkūręs. Šaktukai. Siauras vaikiukai. Oi, padariau klaidą, žodžiu, užsižiūrėjau ugnies tą šou. Pripumpavau patrankos į save daugiau negu tikėjaus. Einu gal kažkur, girdit, atsigauti. Oi. Taip, reik, kur man reikėti. Turgai, turgiukai, jau galva suka, žinokit, nuo turgiuko. Hello, can I have a mango and passion fruit shake? Thank you. Dabar jau galime eiti žiūrėti, biškai buvau nepasiruošęs. Žinot, kaip buvom, kaip pamiršti, užsisvajuoji. Hello. Ticket. Pode ficar também, legal. Quer. Hello. How much is that? Eu turiu štampiuką. Raindrops. Pakirta gezui kojikė, primes. Įlšiau į lauką biškį, bet patys supranta, tą girdit. Taip, žiūrėkit, kišenė. Opa.
norėjau įamžinti tokią baisumą muzikikę čia visada žinau. Antram raunde paguldė. Nebloga kova. Dabar, manau, bus paskutinė jau finalinė, šiauriausia. Muzikėlė, jeigu kažkokia. Wow. O to jums dar nenuostabu. Nuostabu, kodėl biški neatvykstas. Baigęs muitai. Gerai išūžė galvikė, wow. Šiokios tokios buvo kovos. Aišku, smagiai praleidau laiką, bet kovų atžvilgių nelabai entertaining tokias. Nu žodžiu, aišku, neišsipisinėjau, čia viskas gerai, žiauriai lipa. Savadykap. Ui. Viskas, hebra, namučių, ilsėtis, rytoj naują dieną. Žiūrėkit, kiek valandų. O siaubė. Here, thank you. Sorry, thank you. Koks grožė, žiūrėkit. Link namų eina. Labas vakaras, manuliuk. Gerai, hebra, ką buvo malonu jumis pažinti. Varom ilsėtis. Grįžau į savo viešbučiuką. Į lovytę, į dušiuką. Ir surimavau aš jau čia eilę raštuką. Davai, hebrulė, paspauskit viską, ką matot, ką galit, visus mygtukus, kaip visada, laikai, šerai, subscribe ir taip toliau. Iki sekančiai. Aš, kadangi ryklys esu, prisiminiau, kad... Žiūrėkit. Excuse me. Kasgi čia tokie? Eik tu, man dabar to ir betrūka. Visą dieną svajoju apie šaltą arbūzą ir kažkaip niekur neįsigijau kažkodėl. Ir dabar girdite. My life is complete, girdite. Kokia jaudinanti akimirka.